Labą dieną. Sveikas klausytojos ir klausytojai. Taip, ir mes šiandien dviese, nes turėjom suderinę susitikimą su Goda, bet Goda paskutinę minutę iškvietė į kažkokį svarbų pokalbį ar ten susirinkimą. Ir mes tai pajutėm, kad šiandien darom dviese. Tai kam Godos trūks, tai rašykit komentaruose, kad kitą kartą būtinai dalyvautų. O mūsų šiandien tema, Jovita ją irgi pasiūlė, labai aktuali tema apie pyktį. Ir Jovita, gal tu dar kažką dar labiau papasakosi, kas čia per tema ir įvesk mus. Netgi prieš susitikimą su Jurga juokavau, na štai Goda iškvietė ir kitas susitikimas būtų mums tik už porą savaičių. Aš sakau, kaip gerai, dar šiek tiek laiko turiu, bet gal dar porą savaičių ir jau nebepyksiu, jau nebesukils man pyktis. O aš sakau, kaip tik gerai, kalbėk, jeigu kažkas yra tikra tavo gyvenime dabar, tai ir kalbam. Tai yra, sakau, net čia laukti, kada praeis. Na, nes tikrai tai labai ilgo gyvenimo tema. Nuo pat turbūt vaikystės jau prasideda. Ir aš atsimenu tokį, bet visai nesvarščiau kalbėti apie vaikystę, bet tai jau prasidėjo. Atsimenu tokį momentą, kaip aš kambaryje viena, niekas nemato, tas turbūt buvo man svarbu, nes jeigu būtų buvęs ten gal mama šalia, aš turbūt taip nebūčiau pasielgus, bet čia niekas nematė. Ir žaidžiau su lėle, jeigu teisingai pamenu, gal ten rankas išėmiau ar kažką ir aš bandžiau tas rankytes ją atgal sudėti į kūnelį tą iš plastiko ir man nesigavo niekaip to padaryti. Ir tas įsiūtis mane apėmė ir, žodžiu, mečiau tą lėlę ant žemės ir pradėjau ant jo šokinėti su kojom. Okay. Ir pirmas toksai tas įsiūtis, tokia energija, tokia, aš ją kažkom, tokia užvaldanti ir saldi tuo pačiu ir gąsdinanti. Ir šiek tiek turbūt mane gal net ir pačią išgąsdinanti, arba jau žinai, kad taip nedėra elgtis, nes, kaip sakau, žinau, kad buvau viena kambarį ir tai buvo toks svarbus faktas ir nepasakau niekam, tai žodžiu maždaug nuslėpti čia šitą jausmą. Bet tai prisimenant, dabar, pavyzdžiui, man daug lengviau suprasti savo sūnų, kuris yra 6 metukų ir vienas jo mėgstamiausių žaidimų turi robotų ir transformerių, tokių nedidelių, bet jisai mėgsta juos išardyti, ten imti kojytės, galvą, rankytės ir paskui sudėti atgal. Kartais sukeičia netgi nuo vieno roboto, paima kojas, kitam sudeda ir jisai taip pyksta, kai nesigauna uždėti, ten deda, užlinksta, irgi pradeda toksai įsiutimas imti metais į tą robotą ant žemės ir, tai sakau, tiesiog suprantu, bet šitą jausmą, suprantu, geriau paprašyk tu manęs, aš tau padėsiu įdėti ir taip neįsisiutinti. Bet šiaip jau nežinau kada, nuo vaikystės, nuo paauglystės aš nepriėmiau pykčio iš tikrųjų aplinkoje. Nepriėmiau jo taip lengvai ar gerai, ypač ten, jeigu barniai tarp tėvų, turbūt, tas vaikams dažniausiai yra skaudus ir aš kažkaip buvau nusistačius, kad bet mano santykiai tai bus harmoningi, bus tolerancija, supratimas, aš nenervinsiu savo vyro, mano vyras manęs nenervins ir mes, žodžiu, nesipyksim ir gyvensim tokia taikoje. Ir aš būtent santykiuose labai iš karto norėjau tik harmonijos. Ir pykčio toj sferoj visai aš jos nepriėmiau. Ir kai atėjau į santykius, pirmus, antrus, buvau pykti taip savyje uždariusi. Ir ne tik pykti, įdomu, kad dar buvau uždariusi, buvo sunku man pasakyti, kaip aš jaučiuosi, ko aš noriu. Tai galbūt yra kažkaip susiję. Dabar aš tai, žinok, jo, esu nagrinėjus šitą temą, tai aš galėsiu, žinai, irgi jau kai galėsiu
dalintis irgi savo vaikystę ir ir labai panašus yra dalykai ir aš jau tarsi išrišau, kaip čia kas su kuo susiję. Tai nežinau, tu dar pasakosi Tai gal tu tada netgi papasakok biškį, nes aš visi prie to, kad aš pradėjau dar po 10 metų ten vienose santykiuose, kitose santykiuose, kur tos harmonijos vis tiek nėra, kol tu ten neišsiaiškinsi, pats neišsisakysi, kitas kažkaip išsikalbės, o taip sunkiai mes išsikalbam iš tikrųjų, nu, net man buvo labai sunku pasakyti, ko aš iš tikrųjų noriu, kaip aš iš tikrųjų jaučiuosi, jeigu ten blogai ir kažkas tai nuslepiu, nutyliu, tiesiog tai buvo užgniaužta, kaip ir tas užgniaužtas pyktis, tiesiog ta taika lyg tokia būtų, nu, netikra jinai, žinai, tai aš, pavyzdžiui, paskutinio jau savo, nu, dabar santykiuose šeimoje, turim vaiką, jau kitaip neišėjo, nes mano vyras tai toksai kaip degtukas, jis užsidega, jis impulsyvus, jis supyksta, žinai, nu, tai visiškai priešingai mano temperamentui, tokia, žinai, ramybės ir taikos palaikytojai, bet man nebuvo kur dingti, aš tiesiog niekas nebeveikė mano tie turimi įrankiai, kaip aš tik pradėjau atsiverti irgi tam pykčiui, nes jau kitaip galėjau tiesiog suplyšti. Ir pradėti beveik iš jo mokytis, taip pat impulsyviai kartais, žinai. Bet tai tik, noriu pasakyti, irgi tai tik stotelė buvo. Eisim pokalbį toliau, bet ta stotelė, jinai buvo labai svarbi, ar ta atkarpa, kad aš atsiverčiau pykčiai, nebelaikyčiau jo ten tokiu blogu ir bijočiau jo, tiesiog jo, nes prieš tai bijojau, gal aš netgi to pykčio, pikto žmogaus, kai tam atsivėriau, nebe taip mane gąsdina. Mano labai panašiai patirtis ir galima atrasti irgi dėsningumų. Tai aš irgi papasakosiu dabar tą vaikystės etapą ir paskui žiūrėsim, kaip čia toliau sujungsim. Bet aš, žinai, irgi man teko nemažai nagrinėti tą pykčio temą, nes nu, aš irgi save, kokių, kai jau buvau, dabar man 44, nu tai prieš kokį 10 metų, aš jau labai sąmoningai pripažinau, kad aš esu piktas žmogus, labai piktas žmogus. bet iš išorės taip neatrodė. Ir kodėl? Todėl, kad aš irgi, žinai, didžiąją savo gyvenimo dalį iki to tiesiog užgniaužt bandydavau tą pyktį ir, kaip tu sakai, nepripažinti jo ir atseit būti, nu, nepikta. Tai vaikystėje, irgi aš pastebiu, pavyzdžiui, kai stebiu šeimą kokią nors ir matau, kad vaikas toks yra, nu, toks agresyvus vaikas, staiga išlenda, kad lyg tai buvo viskas gerai, ten berniukas, mergaitė, nesvarbu, lyg tai toks ramus vaikas ir staiga kažkokia tokia agresija išlenda. Tai visų pirma, tai gali ateiti iš tėvų, kažkuris iš tėvų užspaudinėja irgi pykti ir jisai, nu, kaip sako, nu, tai atsargiai, tai tu čia taip nedaryk, o žinai, o viduj kunkuliuoja ir kunkuliuoja nebūtinai gal nuo to vaiko, bet jisai, nu, kad ant vaiko pyksta, bet gal jis ten pyksta ir ant kaimyno, ir ant ten sutuoktinio ir vaikas perima šitą jausmą, šitą pykčio ir jisai, nes vaikas labai, nu, didžiąją dalį dar yra toksai, kuris jaučia savo tėvų, ypač mamos jausmus. Ir va ta tokia, nu, jeigu kažkur, žinai, pamatai pas vaikus atsiranda tokia keista agresija, tai aš tai visą laiką galvoju, nu, turbūt kažkas iš tėvų nesusitvarko su pykčiu. Tai dėl to vėl, nu, mums ir patiems yra labai sveika susivokti ir tuos to pykčių dirbti, nes tai mes tiesiog perduosim savo vaikams, bet vaikai, kai tą turi, tai vėl nereikėtų kaltinti vaikų ir nereikėtų savęs kaltinti vaikystėj, nes greičiausiai tai yra, nu, vėl atėję iš aplinkos. Ir nebūtinai ten gal kokia močiutė, su kuria labai daug bendrauji, arba ten, nežinau, dar kažkas auklėtoja darželio, su kuria labai daug laiko praleidžia, ar tėvai, bet jeigu vat yra jo tokiam kaip energetiniam lauke žmogus, kuris dažnai būna su juo ir užspaudinėja pyktį, tai vaikas, nu, irgi tą perima. Kitas dar dalykas, kada vaikas irgi išmoksta užspausti pyktį labai, labai puikiai, tai tada, kada jis yra už jį baudžiamas ir kritikuojamas. Tai pavyzdžiui, nu, ko čia pyksti, arba, žinai, čia nepyk, čia nesidraskyk, čia eisi už savo kambarį. Jeigu vat už pykčio jautimą vaikas yra kritikuojamas,
ant jo pykstama žodžiu arba net baudžiama, ten į kambarį, gal net mušama, tai tada vaikas nuostabiai išmoksta užspaudinėti pyktį ir netgi ne tik pyktį, o ir visą kitą, vat, kaip tu ir pasakojai, kad sunku pasakyti, ko aš noriu. Nu taip, nes tarsi vėl, gal tu suklysi, gal už tai būsi iškritikuota, nubausta ir jeigu vaikas gyvena atvirume, žinai, nuo pat vaikystės, kur viskas sveikintina, tu pyksti gerai, tu jaus tą pyktį, kur tu jį jauti, kur tau kūne dabar kažkas vyksta. Jeigu tokiam santykyje vaikas gyvena, tai tada aišku, kad jisai užaugęs į viską yra atviras. Vėl, kad ir ką jis jaučia, ir ko jis nori ir nenori, bet vat, jeigu visi šitie užspaudimo dalykai vyko, tai tada tiesiog vyresniam amžiui tenka perėti tuos užspaudimus ir juos kažkaip tai išlaisvinti. Tai mes priejom prie to pačio taško priejom, žinai, kur irgi, aš jau maždaug ten 30 plus metų pradėjau suprast, kad man atėjo laikas pripažinti kažką, dirbti kažkaip su tuo pykčiu, kad jisai, ir tai buvo būtent viskas per jo pripažinimą, tai galėsiu išsamiau papasakot, bet gal tu dabar irgi tada įsiterpk. Nes dar tą norisi akcentuoti, kad dažnai mes, kad nėra gerai pykti, ir dabar nesakom, kad yra čia gerai draskytis ar pykti. Taip, labai taip. Nesakom. Bet pati gražiausia kryptis būtų gyventi visiškai jau, kad tas pyktis kažkur praeity ir jo niekad nejausti ir su juo niekad nesusidurti. Čia būtų gražiausia kryptis ir irgi mano siekiamybė, bet tai neįvyks per užspaudimą. Bent jau per apsimetimą, kad aš esu geresnė negu iš tikrųjų, kad aš čia nepykstu, nors viduje jaučiu pyktį, nes mes kuo toliau, tuo labiau jaučiam kitą žmogų ir nebeišeina paslėpti to, kad tu jauti. Jeigu tu šneki švelniais žodžiais ir vaidini gerutę, bet aplinkui visi jaučia tavo pyktį, kad tu esi pikta. Tai tiek aš susiduriu su tą situaciją. Jeigu bandau apsimesti geresnę, negu tiek ir pati susiduriu, kad kažkas iš aplinkos, jeigu man kalba, labai mes aiškiai pagaunam tą pykčio vibraciją. Tai man dar, taip norisi tokią kaip neįrėmint, bet taip pabrėžta tokią santrauką, kad mes nepriemam to apskritai visuomeniai nepykčio elgesio, netoleruojam jo. Ir jį baudžiam, taip. Bet nepastebim, kaip tampa tas pyktis užspaustas. Ir kad tas užspaustas pyktis, turbūt ką aš sakau, ir gal ir Jurga, yra dar nesveikiau negu tas, kuris yra išreiškiamas. Ypač jeigu nešnekamės apie smurtą ar ten psichologinį kažkokią priespaudą, bet tiesiog impulsyviai žmogus būna, čia supyko, čia pamiršo, kad ten gal pasiuntė ar ten ką, bet jisai susukęs jau jam vėl gerai. Ir tai būna, ar ne? Ir tokių žmonių, kad beveik toksai pyktis gal net yra tam tikrą prasme, ne tai, kad sveikiau, bet jisai matomas. Ir taip, gal galima net sakyti, kad sveikiau negu tas užspaustas. Ir kurio tada tu nepastebi, kiti nepastebi, tu gal aišku pastebi, bet aš dėl to sveikumo, tai aš pasakyčiau, kad gal sveika galima sakyti tada, kai žmogus sąmoningai suvokia savo pyktį. Ir nesvarbu, ar jis ten užspaudė, ar jis jį išreiškė, bet jeigu jis visą laiką sąmoningai suvokia, aš pykstu, aš esu pyktyje, ir aš dabar darau vienus ar kitus sprendimus ir aš suvokiu, kad aš esu pyktyje. Jeigu yra tas toksai savistaba ir suvokimas, tai, aš sakyčiau, taip, tai yra vis dėlto žmogus geram procese. Bet jeigu tai yra, ar aš visiškai net nesuvokiau, kad aš spaudžiau ir paskui ten nuėjau, apriekiau ten savo šeimą, arba aš visiškai nesuvokiau, ką aš čia dabar, žinai, durim trankau, net nesuvokiau, kaip aš čia trenkiau tom durim. Tai va čia tas visas nesąmoningumas, tai yra, kaip, tada jau ne pati tas sveikiausia forma, o jeigu žmogus yra savo procese sąmoningas, kurioj stotelė jis bebūtų, tai aš sakyčiau, kad viskas tada yra visai gerai.
Jo, tai gal labiau taip atėjo man vienodai nesveika. Trankytis durimis rėkauti, kaip ir užspausti. Ir pykti ant to, kuris pyksta. Ir pačiai pykti, bet nieko nesakai, nes nemoki to, nes nenori pripažinti savo pykčio ir jo pamatyti. Jeigu visame tame procese esi nesąmoningas ir elgiesi iš kažkokių tai tokių impulsų, kurie tave valdo, tai taip, tai čia tada ne mūsų laidos tema. Ne. Bet per tai tikrai tenka pereiti, su tuo tenka susidurti. Man tenka kasdienybėj tikrai susidurti nemažai, kad iškelia to, išprovokuoja man pykti santykiuose, mano partneris, ir plus dar ir jo pykti stebiu, nes jisai bet yra tas impulsyvus žmogus ir kartais nesąmoningai, jam atėjo ta energija, išsprūdo, pasielgė, kas būdavo anksčiau ir ne taip seniai anksčiau. Ir gal bet koks pokytis dabar įvyko apie tai, nes daug kas susiduria santykiuose, kažkokį žodį pasakė, įskaudina, ypač moteris, ar ne, jinai gal lengviau įsiskaudina. Bet aš tai, žinai, kitaip įvardinu šitą situaciją, aš tai, žinok, sakau, ir aš vėl jaučiu pyktį, ir aš vėl, žinai, ta prasme, aš prisiemu atsakomybę. Nesvarbu, kad čia mano vyras nesąmonę padarė, nesvarbu, kad ten vėl ta pati ten moteris, kuri jau mane užkniso ten 10 metų ir niekaip nesugebėjau to santykio išspręsti ir dar kartą užkniso, žinai. Ir aš suprantu, aš, sakau, vėl man užėjo pyktis, vėl aš jaučiu pyktį, ta prasme, žinai, aš visiškai žiūriu į save, nes vat, kai tu sakai, mano vyras mane sunervino, aš vis tiek matau tą tokį biškį čiukšt į kitą, žinai, kad tai čia ne, aš čia jisai mane sunervino. Tai vat, norėčiau kažkaip šitą irgi tau vis padėt prisipažint, kad tu jauti pyktį ir tu dar vis su juo turi reikalų, o vyras yra, tik vyras. Ir jisai gali būti dar 100 kart bjauresnis arba 100 kart malonesnis, tai vis tiek viskas yra, kas, tavo viduj, žinai, ten yra ta ašis tada, kaip tada vyksta tie reikalai. Tai, aš esu tame ar ne procese čia, tai aš nesu toj stotelį, kur dar, žinai, man neina ant to kito žmogus, vis tiek ir tokia mano viduje dar dilema yra, nes tas žmogus taip pasielgia. Tai ar ten patriarchalijos pėdsakai, ar ten nesąmoningumo kažkokio, bet tai jisai irgi turi neatsakomybę. Ir kažkiek nežinok. Išminties. Žinok, ne, čia tavo visiška atsakomybė. Ta prasme, tas žmogus nusišneka, elgiasi nemandagiai ir arba aš kažkaip suvokiu ir pradedu ant jo nebepykti, arba aš suvokiu, kad aš čia pyksiu ir supranti, čia tavo, jo tai yra atsakomybė, čia ne jo. Visi žmonės aplinkui elgiasi kažkaip, žinai, bet jeigu ateina į mano lauką žmogus, kuris man iškrėtė kažkokį tai nemalonų dalyką, ten, nežinau, įvažiavo į mašiną, primėtė šiukšlių, žinai, mano kieme, ar ten vėl kaip nors ten negražiai šnekėjo, aš visą laiką suprantu, čia aš. Aš šiai dienai kažką pritraukiu ir tai yra augimas. Tai nėra blogai. Čia nėra, kad aš bloga, kad aš netikusi. Čia man ateina augimas per šitą situaciją. Kaip čia man dar augti? Ir aš tikrai, žinok, esu išgyvenus tų situacijų 10, gal 100, kur atrodo, o Dieve, šitą jau visiškai išmokau, atrodo, ir vėl tas pats, žinai, ir vėl man tie sunkus jausmai, ir vėl lygiai su to pačiu žmogum, žinai, ir suprantu, tai gerai, tai dar Jurga augi. Aš, žinok, jokių būdų niekad nesakau, kad tas žmogus yra nemandagus, ar kažkoks ten, ar dar, tai atsakomybė už save. Tai, žinok, pyktis irgi yra su tuo susijęs, su viskuo, kad atsakomybė 100% savo. Taip, tai dabar galim irgi vardinti klausytas, nes man tai, žinai, visada atrodo, ypač santykiuose, šeimose, tiek įvyksta tų kuriozų, tiek visokių frazių pasakoma, tiek elgesio, kuris ir skaudina, ir įžeidžia, ir pažemina, ir tiesiogiai, ir netiesiogiai, bet žodžiu, su Jurga kalba, man tai dar sunku, aš nesu tame
kad taip visiškai praeiti, čia aš susikūriau, nes man atrodo, čia to žmogaus kūryba, žinai. Bet ką Jurga sako, čia yra mano, tavo kūryba, kad ir Taip. ten, žodžiu, vyras pasiuntė tave šį rytą, Tavo nenupirko kūryba. tau Taip, gėlių su taip, gimtadieniu, nepasveikino, taip. tavo kūryba. Taip, žinok, 100%. Ir supranti, bet esmė nemanyt, kad tu esi bloga ar netikusi. Tiesiog, yra tavo kažkokia ta klasė, kurioje tu augi, žinai, kaip mes mokyklą pabaigiam 12 klasių, ne? Tai, kažkurioje čia tu klasiai numokaisi. Tai, žinok, aš lygiai taip pat, man norisi, žinai, sakyti, kad aš tikrai nesu ideali, nes kartais žmonės apie mane visokių įvaizdžių prisikuria. Tai mano vyras beveik niekad manęs nesveikina su gimtadieniu. Ir aš perėjau tame įvairias stadijas. Vat kaip tu papasakojai, tai iškart, žinai, prisiminiau. Stadija buvo gerai, man viskas tinka, brangusis, svarbu, kad, žinai, mes kartu. Aha, paskui po kelių metų stadija, blemba pykstu, žinai, tu niekšė ir vėl pamiršai, žinai. Kelis metus tęsiasi ta stadija. Bet vis tiek aš visą laiką supranti, žinau, bet Jurga, čia aš kažkaip tą kuriu. Ir dabar yra tokia stadija su tais gimtadieniais, kad aš esu jau laisva ir laiminga pasakyti, kokio gimtadienio aš noriu. Bet aš žinau, kad vis tiek aš turiu pasakyti. Nieko nebus, jeigu aš nesakysiu. Tai aš kartais noriu, kad darom kažkokį tai ten balių ir kažką veikiam, kartais noriu, nesakau, aš noriu tik filmą žiūrėti, dovanų, kartais būna, noriu kažkokių dovanų. Nieko man nereikia šiais metais. Tai va dabar aš esu jau tokioj stadijoje. Bet būtent vis tiek aš savo charakteriu ir kažkuo ten savo tuo vidum vis tiek, žinai, susikūriu tokį vyrą, kuris yra va toks gimtadienio atžvilgiu. O ne tas ten, kur rodo filmuose, žinai, su surprizais, rytas į lovą su gėlytėm, ten jau gėlių paslėpęs rūsynų pirkęs, žinai, iš ryto viską ištraukia. Ne, aš tokio irgi nemoku kurti. Bet tai nėra, kad aš bloga, žinai, tiesiog, mes visi unikalūs, kažko mokomės, kažkame augam ir, tai tokį kuriu. Ir tu dabar savo santykiai, dar vis tokį kuri. Reikia dar vis vadinasi kažką ten žinai, suprasi. Aš galiu dabar, žinai, irgi gal tai pabandysiu į tai įvilgti. Manau, kad ir daugumai klausytojų galbūt tai yra aktualu. Tau Jurga irgi buvo apie tai pasakojusi, kad aš, pavyzdžiui, medituoju ir dabar pas Violetą, kai kurse ir kitam kurse, tai tų meditacijų tikrai būna kartais kasdieną, kartais 2 kartus į dieną, kartais 3 kartai į savaitę, ar ne, visai medituoju. Ir kadangi vyras dirba iš namų ir aš, tai jisai mato, kartais būna, kad nemato, gal pusė ir nemato, bet kai mato, kad medituoju, tai tiek jisai kad nors užmeta, einama, oi, koks tavo sunkus gyvenimas. Taip. Jau mano ramybės okeane, jau žinai, akmenukas ir bangas kelia, gal. O kas tau blogai, ko tu čia kabinėjas prie manęs, žinai, negaliu ramiai pamedituoti. Bet klausimas visą laiką, žinai, mano būtų, kaip aš susikūriau šitą komentarą? Ką aš šiuo metu tokio darau, jaučiu savį, ką aš mąstau, kad aš susikūriau tokį komentarą einant pro šalį. Greičiausiai vėl, gal, pavyzdžiui, tu jauti kaltę, kad tu per mažai ten dirbi. Tai jeigu jauti tą kaltę, tai tau tą kaltę ir atspindi, žinai. O, dar akmenų. Nejaučia. Vat kažką. Tada, žinai, čia tokia... Aš gal noriu dar papasakoti tada daugiau, nes kadangi tai kartojasi dažnai ir kitų kartų su tokia tikrai pykčiu ir kaltinimu, ten, ypač jeigu paprašau vaiką tuo metu ten kažkur į treniruotę nuvežti, tai gali būti, žinai, ir su durų trankimu, ir su visokiu ten komentaru. Tai gal dar viena iš mūsų irgi ankstesnių laidų dalinausi aš tuo, kad privedė visai dėl kažkitų dalykų susipykom su vyru, bet tiesiog jau tikrai labai akis į akį atsisėdau ir pakalbėjom, gal stovėdami tiksliau. Išsakiau viską, kaip ir aš jaučiuosi santykiuose, kas man netinka ir kas man trukdo, nes jisai akitam buvo, kad sako, kažkaip aš jaučiuosi, žinai, nelaimingas. Ir tada aš sakau, tai aš bandau čia nepykti, bandau mažiau medituoti ar slėpti, žinai, kad tik čia nepykti.
dar kažką taikos prie to žmogus ir vis tiek rezultate tai nieko gero. Tai vadinasi, reikia atvirkščiai, reikia daugiau į tiesą eiti ir užsakyti tikrai, kas man. Bet ir vienas iš tų dalykų, kad nu, vis prikaišioja, kad aš medituoju, o medituoti aš noriu, aš medituosiu ir prašau teikti man ramybę tai daryti. Tiesiog išsakiau, kad tai yra mano prioritetas, paprašiau, ar tu gali leisti man tai ramiai daryti be jokių komentarų. Tai vat, toksai tam žmogui, kaip man, kur sunku pasakyti, ko aš noriu, kaip aš jaučiuosi, iššaukė, kad galų gale, ne ten kivirčio metu, bet dar kaip tokiu, nes nu, jeigu tu negali to ar ano, tai tada galbūt mes ir nebūnam kartu. Bet žiūrėk, Kad tai kaip yra per gražiai, sunku nu, ta kasdienybė išeit. kaip gražiai va tau tas augimas ir vyko, matai, nu, va tas visi, tas pyktis, tie vyro, nu, nelabai smagus komentarai, žinai, nu, tave nuvedė į tai, kad tu paaugai ir sugebėjai pasakyti, ko tu nori ir kas tau yra tikrai svarbu ir paprašyti, kad tau tai būtų duota. Tai aš tai matau, nu, visišką augimą, tai matai, nu, viskas, kas nemalonu, dažniausiai vis tiek yra mūsų augimas. Tai va, aš galiu taip pažiūrėti ir pamatyti, bet kaip tai galėjo auginti mane ir prie to prieiti, kad tai buvo svarbu deklaruoti ir man, ir savo. Nes tu niekaip nedeklaruodavai to, supranti, ramybės būsenoj. Tai dėl to tave pradėjo gyvenimas vesti, nu, tavai, pyk tada, žinai, širsk ir pagaliau išsakyk, ko tu nori. Tai aš tai kažkaip, žinai, va taip matau. Ir dar ką noriu pasakyti, žinai, tai buvo atostogų ten metu, grįžom, ten vieną, antrą kartą viskas gerai, o paskui ir vėl jisai kažką užmetė, žinai. Nu, taip, užsimiršo, čia, žinai, jie bitą pakalbėjo, pagrasino, niekur neišėjo, tai gal vėl į senas vėžes. Kas yra natūralu, iš tikrųjų mums labai lengva į senas vėžes sugrįžti, tiek mums, tiek kitam žmogui. Ir aš kitą pagavau, tada aš po meditacijos nuėjau, vėl ramiai pasakiau, mes buvom, nu, aš tas paprašiau, mes taip lyg susitarėm ar ne, bet tu vėl tai padarai. Nu, ar galim tą mūsų susitarimą toliau tęsti, kad taip nedarytum. Ir tas buvo labai svarbu, aš vis tiek man ten ir ta širdis šokinė, ir tai nėra taip lengva, bet tai padariau ir tai padėjo. Ir kartais gal vis tiek dar gali kažką šmės, bet tai jau nėra taip, kaip buvo. Tai yra daug lengviau, daug, kaip neprognozuoti, nereiškia taip pat čia visada taip lengva. Toks dar vis tiek truputėlį jaučiasi. Bet jau visai kas kita. Taip, bet tai matai, vat tau, nu, reikėjo augti tai, kad tu mokėtum pasakyti, kas tau svarbu. Ir jeigu reikia pakartoti tą ir 2 kartus, ir jeigu reiks ir 5 kartus pakartoti, ir žinai, tu to taip nepasakydavai su tokia aiškia, gal labai, nu, žinai, tą savo intonaciją, kad tai tau tikrai svarbu, nepasakydavai ramybės būsenoje, nu tai va, tai, žinai, gyvenimas išprovokavo, kad per pyktį, nu, tą situaciją pagaliau taip pradėtum tarsi matyt, kad reikia išsakinėti, kas tau yra svarbu ir tą, jeigu ką, pakartot. Tai. Jo. O dabar nežinau, galiu dar tai pasakyti, kas manyje labai pasikeitė po renginio Širdžių kamertonai. Ačiū tau ir tavo komandai, jūsų komandai. Tai kas pasikeitė? Evelina ir Aistė. Aš kai grįžau po to renginio, tai iš tikrųjų grįžau ten į Lietuvą, atskridau tam savaitgaliu, kad sudalyvauti. Žodžiu, negalvojau, kad dalyvausiu, nes ir taip visokių kelionių ir išlaidų buvo, bet kažkaip vieną naktį pabudus taip supratau, kad kažkoks šuolis įvyks, kažkas tokio svarbaus. Čia yra galimybė, potencialas tam įvykti ir jeigu sudalyvausiu, tai bus man labai nuo to, gerai tas, nes šuolį pačiam įvykdyti yra labai sunku iš tikrųjų, ypač jeigu vienas praktikuoja ir grupiai, tai reikia didelės energijos ir grupės stiprios, kad tas šuolis taip tikrai įvyktų ir tai man įvyko. Ir kaip, ne tiek, kad aš tuo metu renginį tai pajutau, buvo nuostabus renginys, bet kas pasikeitė, bet būtent pykčio, to energiją aš pajutau, kai grįžau, aš supyksiu, pavyzdžiui, vėl ten ant savo vyro ir dėl kažko. Ir pajutau, kad tas pyktis ant manęs tiesiog, ta emocija, ta energija, gal energija, taip įvardinčiau,
jinai ant manęs nusėdo kaip kokie, pavyzdžiui, pelenai, kuriuos taip paėmiau, taip, žinai, ir nubyrėjo tie manęs. Ir ką aš pajutau, kad anksčiau pyktis įsigerdavo į mane. Kai aš supykdavau, kai ta emocija mane užvaldydavo, kai ta energija eidavo, jinai į mane įsigerdavo per mano raumenis iki kokių kaulų ir net susukdavo taip. Ir tai pereidavo į tokią neapykantą, gal net paniką, bet neapykantą. Labai tokia, žodžiu, susukta būdavau. Nesvarbu, kad gal aš net nieko ten nesakau ir išeinu pasivaikščiot kažkaip iškvėpuoti ir išvaikščioti, bet taip giliai ir sunkiai. O po to renginio, po Širdžių kamertono, tai tiesiog supykau, taip pat kaip pelenai ant odos, biškį pabuvo, šitaip ir viskas, ir nebeliko. Super. Wow. Bet čia labai didelis pokytis. Nu, nuostabu. Jo, tai aš jeigu apie pyktį, tai vat, kai jau man buvo gerokai virš 30, tai aš supratau, kad jau reikia tikrai su to pykčiu kažką daryti, nes aš irgi va taip prie žmonių apsimesdavau, kad viskas gerai, nu tai, pavyzdžiui, nežinau, kas nors pasako kokią nors įžeidžiančią šiek tiek frazę, ne, ten kur nors darbuose ar nežinau, dar moksluose irgi studijavau ir apsimesdavau, kad, nu, taip, čia, o viduj, nu, užeidavo jau pyktis ir tada tas pyktis po truputį vis kaupdavosi, ten tie darbai, mokslai, ten dar parduotuviai kas nors, dar kokia nors ten, nežinau, mokesčių inspekcija, žinai, ir va tada aš, nu, pajausdavau, kad įvyksta toksai sprogimas, pagaliau aš jau nebegaliu jo išlaikyti. Ir tada atrodo, kad ten gal dažniausiai, aišku, šeimoje, ten koks nors vaikas ar vyras išprovokavo, žinai, jau tą visišką sprogimą, nors galėjo išprovokuoti su visai nekalta situacija, kad ten, nu ten, ką ten vaikas neklausė ir pagaliau sudaužė kokią vazą. Nu, ir taip, nu ir kas čia, didelė čia tragedija, vaza sudaužyta, bet vat jau tada visiškai kažkas sprogsta, bet aš pradėjau analizuoti, dirbti to ir pamatyti, kad tas, kas sprogdavo, nebūdavo tos dienos tas įvykis. Kad vat, būtent ten vaikas neklausė ir numetė vazą. Ten tas pyktis jau buvo kauptas kokį mėnesį laiko ir net buvo galima, jeigu jau taip sąmoningai pradėdavau žiūrėti, iš kur jis prasidėjo, kurioje jisai situacijoje užgimė. Ir vat aš tada pamačiau, kad aš praktiškai kartą į mėnesį savo šeimoje darydavau tokius didžiulius sprogimus, kai visus apriekdavau, ten baisiausiai ten pakeldavau didžiulį triukšmą, prišnekėdavau visokių irgi netinkamų žodžių ir frazių ir supratau, kad gerai, tai kažkaip reikia man gydytis jau ir ne vaistais, bet žiūrėt, kas čia vyksta. Tai va, tai mes ką irgi, ir kiek vyras padėjo, tai ką pradėjom atkasti, kad taip, pradžiai buvo užneigtas tas pyktis ir jis toks, kad negalima jokių būdų čia parodyti, kad aš supykau. Negalima. Ir tada, kai jau pradėjau suvokti, kad aš neleidžiu savo iškart pasakyti žmogui, kad aš supykau, pavyzdžiui, atrodo juk normalu, ne, jeigu žmogus sako, ką tu čia žirglioji per tą... pavyzdžiui, per tą pievą kaip gandras. Ir jam čia gal atrodo juokinga, o pavyzdžiui, gal aš įsižeidžiau. Ir aš supykau, ne, ant tokio pasakymo. Tai aš savo neleisdavau pasakyti, kad, o kodėl tu sakai tokią frazę žirglioji. Man nepatinka, aš supykau ant tavęs. Man, aš nepatinka, kad tu šitaip su manim bendrauji. Mes va taip nekalbam vienas su kitu, ne? Mes išgirstam tokią frazę ir sakom, ten, žinai, kokią nesąmonę atšnekam, o tas pyktis lieka. Aišku, ne kiekvienas įsižeidžia, bet jeigu žmogui, aš būdavau tokia įžeidi ir jis likdavo. Tai va, tai aš tada pradėjau atkasti tam procese, kad man reikia išmokti sakyti pykti, kad aš jau pykstu. Ir aš tada mokiausi. Bet čia toks svarbus momentas, Jurga, nes tu dalinaisi kažkuriuo metu jau čia ir seniau, ir interviu, ir daugiau, ir man tas liko, ir aš pradėjau tai praktikuoti. Aš manau, kad tai irgi, kiek, žinai, pradėjau, kada pamiršdavau, bet prisidėjo prie tos transformacijos. Nes dažnai būna, kad
Dažniausiai mes ant vaikų išsiliejam, nes, nu, jie silpnesni yra tiesiog, tai lengviau ant jo išsiliet negu ant vyro. Ir kai vyras eidavo, nu, čia jau mama vėl rėkia, žinai, tą mašiną važiuojant į mokyklą. Ir paskui aš atėjau, atsimenu vieną rytą ir sakau, žinai, aš taip supykau ir rėkiau, bet iš tikrųjų tai ne ant vaiko. Nu, aš pykstu ten, aš supykau, kai tu man tą ir aną pasakei vakar. Arba kad Taip, tu man tokia taip, ten replikavo. Aš dėl to supykau, tik aš nepasakiau, nekėliau konflikto, taip. bet vis tiek paskui išsiliejau ant vaiko, nu, sprogau, taip sakant. Tai Va, šitą čia labai labai, kviečiu labai visus graži. mus Čia labai, pastebėti, rašyti savo dienoje, kada supykau, dabar jau išsiliejau, ant ko aš dar pykau. Ne kas ten 10 metų buvo, mes čia ne apie tai turbūt. Bet kas dienos, savaitės, ar, vat, kaip Jurga sakytų, mėnesio, man paros laiko, žinai, aš ant kažko vakar supykau, nepasakiau, kitą dieną aš jau viskas bus tik pretekstas ir jau išsilies. Ta taip, energija. taip. Tai va, aš, kai pradėjau va, dirbti va, taip su to pykčiu, tai nuo to laiko, aišku, tai buvo tikrai sudėtinga iš pradžių, bet dabar šiai dienai aš esu išmokus, kad jeigu tik tai kas nors mane supykdo, tai ir net jeigu aš, nežinau, kažkaip net nesugebėjau tuo momentu pasakyti, ir aš sėdžiu namuose ir jaučiu pyktį, ir matau, kad neišeina tarsi nei paleisti, nei iš jo išeiti, aš iš karto suvokiu, kad jeigu aš va, šitoj vietoj dabar nebūsiu, va toj vėl toj tiesoj, tai aš tą nešiuosi ir greičiausiai išsprogdinsiu kažkur ant savo šeimos. Tai tada išmokau tiesiog visiems pasakyti, kad man tavo elgesys netinka, taip kaip tu pasakėjai, arba taip kaip tu padarėjai, tai mane įžeidė, aš supykau. Bet esmė yra, kad išmokti nelaukti nieko atgal. Nes mes, kai tokius dalykus sakom, tai mes turim tokį kaip lūkestį. Nu, aš pasakysiu, kad tavo elgesys netinkamas ir tu manęs čia dabar atsiprašysi, žinai, ir jau pasidarysi tinkamas. Ne, esmė yra man išbūt savo tiesoj. Ir aš išmokau tiesiog pasakyti žmonėm, kad man netiko, va, tas elgesys, jis mane supykdė, va, išsakau savo visą tą jausmą. Ir aš žinau, kad tas žmogus gali pagalvoti, ai, čia durnė kažkokia. Ir, žinai, ir tikrai ir buvo tokių situacijų, kai žmogus ir pagalvodavo, kad tikrai durnė ir dar ir pasakydavo, ir dar ir kitam pasakydavo, kad šita durnė, įsivaizduoju, man va taip pasakė. Bet aš nebepykdavau, nes aš čia ne apie tai, ką apie mane galvos arba ką man atsakys, o apie tai, kad aš išmokau komunikuoti, kad supykau ir man tas netinka. Supykau ir man taip netinka. Ir žinok, ir viskas, fantastika. Tas pyktis kartais būna, kad užeina, bet tada iškart jau žiūriu, aha, tai supykau ant šito, tai dabar būtinai reikia išsakyti, kiek įmanoma gražiau, švelniau, kad man netiko tas pasakymas ar tas elgesys ir kad tai mane supykdė. Ir viskas. Ir man šiam gyvenime praktiškai dabar tik tiek tebereikia. Kartais būna dar toks uždelstas, kad aš supykau ir tik po pusės dienos supratau. Tai ir vis tiek, jeigu matau, kad neina man taip nuoširdžiai kažkaip išleisti ir pamiršti tą emociją, būtinai vis tiek pasakau. Visiems. Ar ten vyras, draugai, partneriai, verslo, ten patys nuostabiausi, šilčiausi žmonės, kas bebūtų, visi, kas supykdė mane, visiems tiesiog irgi nuoširdžiai pasakau, kad man, žinok, šitaip netiko, nepatiko ir, kitą kartą, žinai, gal kažkaip darysi kitaip, bet, aš noriu, kad žinotum, kad man netiko. Ir man nereikia, kad tikrai ten būtų tas rezultatas, nieko tai nereikia. Svarbu man pabūt savo toj tiesoj. Tai to tiesoj ir drąsoj, nes toks elgesys apskritai yra nepriimtinas, nemokamės jo, ne tai, kad nepriimtinas, mes nesam jo dar labai išmokę. Tiesiog laisvai kalbėti apie tai, kas kelia tą pyktį, be pykčio, ar ne? Be priekaišto, be kaltinimų, tiesiog taip išsakyti. Tai, o jeigu tai žmogus buvo kažkoks svetimas, tu net nežinai, kaip jį rasti, arba, tai draugas, kuriam tu gal nenori pasakyti, kad jisai ten nesupyktų, ar gali, pavyzdžiui, pasakyti, su savo sesę, ar ten su vyru pašnekėti, jeigu tu išsakysi tą, ar tai, kad aktualu būtent tam žmogui pasakyti, kaip tau, Jurka? Ne, žinok, aš, supranti, jeigu, kaip tu sakai, žmogus kažkoks svetimas, kur net nežinai, kaip rasti, ten, nežinau, gal tave aprėkė, kad mašiną ne ten pastatėjai, žinai, eidamas pro šalį ir nuėjo.
Tai aš tai tada jau kalbuosi, žinai, ten su vyru, net pati su savim ir pripažįstu tą, žinai, kad aš pykstu dabar ant šito idioto, kad jis va ten taip pasakė. Nu, tiesiog, supranti, vėl savo pripažįstu, kas eina ir man netgi norisi kartais įsišnekėti, va tai žodžiais, kurie eina, bet esmė, kad, nu, savo leist ir savęs nesmerkt už visą tą ir aš, nu, išbūnu tą emociją su visą laiką su ta siekėmybė, kad taip, siekiamybė tai keliauti iš jos ir keliauti į aukštesnę vibraciją. Nu, bet jeigu jin dabar mane krato, tai aš, gal yra žmonių, kurie moka, bet aš tiesiog dar nemoku taip, pasirinkimo gale sakyti, kad renkuosi vien tik tai priėmimą, meilę ir iškart ten atsiduriu. Tai dažniausiai vis tiek vat mano procesai su pykčiu visą laiką būna per tą tokį atvirumą, nuoširdumą, ką aš jaučiu, save pripažįstu, leidžiu savo tokiai būti, save tokią myliu ir žiūrėsiu, kaip čia toliau tęsis. Ir tada, kai tai leidžiam savo ir kitam galim būti atlaidesni. Pavyzdžiui, aš kartais būnu tikrai atlaidesni kokiai nors ar pardavėjai, ar kam nors, kas ten gal nemandagus, nes aš galvoju, tai žmogus pavargęs šiandien, gal užkniso kažkas į ryte, tai tebūnie, nereikia čia kabinėtis, jeigu būna ten ar nemandagus, ar nirzglus netgi kartais. Tiesiog būna kartais tokių, žinai, būna kartais tokių gerų savyje emocijų, kai tikrai ir mano vyras kartais būna, kad kažkokią ten grubę nesąmonę pasako arba vaikui kokią nesąmonę ir aš galvoju, tu toks sąmoningas esi vyras, mokytojas ir kaip tu vaikui čia pasakei dabar šitą frazę, žinai. Bet kai būnam kartais mes patys toje aukštoje geroje vibracijoje, tai nuo manęs irgi kaip nuo žąsies vanduo ir aš tai dar galiu dar ir švelniai kartais, žinai, ir pasakyti ir eis ryti, tai ką tu čia dabar pasakei, žinai. Tai tokios frazės nenaudok, matai kokia jin tau, tu pastebėjai kokia jinai tau nenaudinga, nes mes turim tų prisirinkę frazių, kur kartais pasakom ten kažką, žinai, iš srauto tokio nesąmoningo ir patys savo koją kišam. Tai ką Jurga dabar taip. Priminei dar vieną aktualų tokią temą frazę, bet ką, žinai, tu dabar tik pasidalinai, kokiu ir nesąmonių, tų leptelim ir to elgesio, kokio nesąmoningo būna, kad išeina iš mūsų ar iš mūsų partnerių. Ir kas čia tai pasakė, kažkaip negyvenk svetimom tiesom ar skolintom tiesom. Nes galbūt suprantu, kad toks elgesys geras. Pavyzdžiui, nesakyt tam tikrų žodžių ar frazių vaikui. Tai tik dabar neprieštarauju, kuom tu dalinaisi ir savo šeimoje. Biški noriu nukreipti dar į kitas šeimas santykius, kad per daug nebandytume viską, ko žinom apie teisingą elgesį, dvasingumą, sąmoningumą ir imti ir pritaikyti savo šeimoje ir savo vyrui ar savo vaikams, nes tai gali tiek daug įtampos sukelti, kai tu viskame nori pritaikyti tą geriau. Ir tada ir ant vaikų pastoviai pyksti, ir ant vyro pastoviai pyksti, ir ant savęs pastoviai pyksti. Kokį čia tą pavyzdį, kad duoti, ar ne, gal kažko, nežinau, ten kitaip maitintis ar kažko nesakyti savo vaikui, bet jeigu taip tavo vyras darė ir darys, taip valgo ir valgys ir leisti, kad tai yra tokia tiesa ir nebandyti kažkaip to keisti ir laužti, nes tada tik pastoviai savo sukelsi pyktį. Visi pokyčiai, žinai, kokių tu nori gyvendinti, aišku, jie visą laiką vis tiek prasideda nuo savęs ir jeigu, taip, tai čia net nėra ką turbūt daug ir diskutuoti. Aišku, kad mes tas tiesas tikrinam ir matuojamės ir paskui atsirenkam tai, kas mūsų yra tiesa, kas mums veikia ir gal net savo tiesą sukuriam. Manau, kad pasimatuoti kartais tikrai vis tiek yra naudinga, nes kaip kitaip mes augsim, bet galiausiai tai taip, juk atsirenkam tai, kas mums labiausiai veikia. Tai ir turbūt tikrai nebūtinai, kas veikia man, veiks ir kitiem. Aš turbūt ir apie tai, kad daug kur atsipalaiduoti, tiek santykiuose, tiek kasdienybėje, kad apskritai netiek daug sukelti įtampos ir pykčio.
Dabar šitą žinutę. Įtampos nei vienoje situacijoje nereikėtų kelti. Neturėtų būti jokios situacijos, kur reikėtų įsitempti. Nes mano vyras kartais, kai pastebi, kad aš įsitempiu, tai jis taip, žinai, taip juokauja. Aš sakau, aš vaikštau tokia visa nervuota, žinai. Pavyzdžiui, vėl, dabar šią savaitę kaip tik nemažai tų viešų kalbėjimų man buvo. Ir čia tai jau aš atsipalaidavus, bet ten visokie tie konferenciniai. Ir aš jau vaikštau tokia visa prakaituoju, jau, žinai, jau susinervavus biškai, žinai, kaip čia reikės, tuoj, čia jau ryti, tu čia jau vaiką žiūrėk, čia aš jau tuoj, jau čia man 5 minutės liko, žinai, ir ryte sako, kaip tu čia dabar jautiesi? Sakau, biškai nervuojas, jaudinuosi. Žinai, čia tas pats, kas įsitempiu būtų, tokia įsitempus, jo, žinai. Ir jis sako, o čia tai padeda. ir jisai va su šituo tai visą laiką prabudina, žinai. Padeda, sako. Plemba, nepadeda. žinai. ir va kiek mes žiūrėjom, žinai, kartais būna tokių situacijų, kur, nežinau, ten įsitempinės vaikas susirgo, ne? Ir atrodo, tai tu negali būti atsipalaidavus, jeigu vaikas susirgo, bet ne. O ar padeda tavo įsitempimas, kad vaikas serga? Niekaip nepadeda, nei vaikui, nei tau. Taip, mes viskame, žinai, turėtume siekti būti atsipalaidavę, ramus ir nėra nei vienos situacijos, kur reiktų įsitempti. Ten nei kare, nei dar kažkokiuose super ten dalykuose. Niekur nepadeda įsitempti, nervuotis, jaudintis, niekur nepadeda. Taip, čia faktas, bet, jeigu ateina, tai ateina. Ką jau padarysi? Galim pareklamuoti, nes aš šiandien irgi turėjau pokalbį su Rimantu, tai kalbam apie 3 tūkstantmečio konferenciją, kuri šiuo metu dar neįvyko, tik ruošiamės jai. Bet net jeigu nespėjot sudalyvauti ir daug vėliau šitą įrašą, taip, bus įrašai tos konferencijos, tai taip, tokia sąmoninga 3 dienų konferencija, mes dalyvausim irgi kaip lektorės atskirai su Jovita. Taip, ir bus galima įsigyti ir labai fainai. Aš, pavyzdžiui, ir gyvai, kai kuriuos interviu žiūrėjau, Jūra darė, kaip jos konferencija vadinosi, gausos. Kažkaip apie gausos temą. Jau. Gausos temą, ne? Nes Violetos nuostabi, Ryčio labai, šį rytą klausiau, vakar šį rytą dar kartą perklausiau interviu ir daugiau mūsų pažįstamų ten kalbėjo. Ir paskui vėl nusipirkau, nes buvo galima kažkiek dienų ten nemokamai žiūrėti ir tas mokestis tikrai nėra toks didelis, 27 berods eurai kainavo tą visą 21 interviu vėl paklausyti, kada nori, tai vėl nusipirkau ir paklausiau, nes tai praturtina, tai manau, kad šita konferencija, kuri dar bus ir dalyvausim, bus lygiai tokia pati turtinga ir prasminga, tai bet kada žiūrėsit, bus galima paieškoti Facebook'e, rasti įrašus ir paklausyti. Bilietas kainuoja berods 15 eurų, jeigu dabar. Trim dienom jo, toks simbolinis mokestis 15 eurų. Gal įrašai jo bus biški daugiau. Tai va, o dar apie tą, kas kelia įtampą, tai irgi papasakosiu. O tu dalyvauji skrydžiuose pas Dalį, ar ne? Galim turbūt pasidalinti. Dabar nebedalyvauju, nes nebespėjau su Violetos 2 pakopos tais mokymais, aš jau nebespėjau, tai Dalį teko atidėti. Tai va, o tai ir aš ir man ten kažkiek dalyvaudavau skrydžiui, kažkiek pavykdavo prisijungti, kažkiek ne. Ir aš taip vienu metu galvoju, taip norėčiau spėti ir dalyvauti. Tai ten trečiadienis ir ketvirtadieniais 9 valandą vakare, o aš gyvenu Anglijai, tai yra 7 valanda vakaro. Tai dažniausiai jau vakarienės metas su šeima. Taip, nepatogus toks. Kaip čia man jau neina, nei taip, tai kažkurią dieną gal eina, bet kitą dieną neina, jeigu anksčiau pradedam vakarienį ruoštis, šiaip mes vėlai vakarieniaujam, gal 8, kartais 7. Tai kaip man čia, bet aš taip norėčiau ir galvoju, kaip kiekvieną kartą reikės atlaikyti vyro tokią, žinai, kad tu čia vėl dabar medituoji. Ir man tokią įtampą sukėlė mano kūne, mano psichikoje. Kai aš tą nusprendžiau ir paskui galvoju, palaukė, tai čia visai ne apie tai tada. Jeigu aš tokią psichinę įtampą išgyvenu, tai, ne dėl to medituoju, ne dėl to. Taip, kažkas jaučia ne visai harmoningai, taip. Tada tiesiog turiu visiškai paleisti ir paleidau, tada visiškai paleidau ir kada
išeina, tada prisijungiu, kai kada įrašą paklausau ir to užtenka ir pakanka, bet kol aš laikiausi to įsikabinus, kad taip, aš kiekvieną kartą dalyvausiu ir būsiu iš toj komandoj, buvo labai didelė įtampa man ir tai ne. Tai šitaip. Taip. Tai vat, ką bedarytumėt, jeigu jaučiat įtampą, žinokit, paklauskit savęs, ar tai padeda. Nes tikrai mes kažkada su vyru dažnai irgi juokiame, žiūrėjom, nėra gyvenime situacijų, kur įtampa padėtų, žinai. Nei per egzaminus, nei per ten kokius mokymus, per nieką. Padeda atsipalaidavimas, priėmimas, ramybė, meilė. Tai tikrai, ir jeigu kažkas jumis įtempia, tai gal ir klausimas, kas čia vyksta ir kaip gal tą kažkaip paauginta situaciją į aukštesnę vibraciją tada galima. Nes, žinai, atrodo, tai, kad aš kartais įkrentam į tą modelį, nes supras, kad tada man rūpi. Aš esu atsakingas, man rūpi. Taip. Ir aš, būnu tokia labiau, gal ir to lankstumo daugiau turiu ir labiau prisitaikau ir daug ką žiūriu, taip neįsitempiu, kad ir sudėtingos situacijos būna, kad įsitempiu, bet ne taip dažnai. Ir kartais irgi gaunu už tai, ką tu vienodai rodo, tam nerūpi, tu čia, ten, žinai, 100 000 dingo, ten, žinai, per agentūrą nuomavau butą, jie ten užsidarė, paskui bankrutavo, liko man skolingi, žinai, aš, nesinervinu, Taip, aišku, ne, bet tai kas iš to, kad aš čia nervinsiuos. Taip, ar padeda, ar padės grąžinti tą skolą, taip, tai čia labai. Gerai, aš, žinai, tai duok man, ir aš nenoriu, nes aš pati jisai pradės nervintis. Taip. Ir pažiūrėjau, sako, kodėl tu man to iš karto ten nepasakė arba nepaprašy ten tos pagalbos ar to ar ano. Nes aš į viską reaguoja daugiau su tokiu, jeigu blogai, tai jau čia blogai, žinai. Ir aš tiesiog taip, toks bereikalingas, išmuša iš harmonijos mūsų šeimą ir būvį, tai nedaug nepasakau, kad jisai, nereik tos reakcijos. Bet jam tai ir daugam mūsų tam sąmonės lygyje, tai priimtina ir būtina netgi. Taip, tokia tarsi norma. Jeigu tu, nežinau, ten, kad ir per laidotuvės esi neįsitempęs ir neliūdnas, tai tu kažką negerai čia darai, žodžiu, esi netinkamai nusiteikęs. Jeigu tu vėl per egzaminą irgi atsipalaidavęs ir ten, žinai, žiovauji, tai iš to atsipalaidavimo net žiovauji, taip, tai tu visiškai netinkamai nusiteikęs egzaminui, žinai, tarsi. Tai yra tiesiog senas, nereikalingos tokios šablonai, kur kiekvienam verta pastebėti, kad įtampa niekur nepadeda, nei viena situacija ir jinai visai nereikalinga. Ir paskui visai dar įdomu ir ką irgi noriu pereiti, kaip ir tokią antrą dalį ar į pabaigą, kad ta emocija, kurioje mes esam, emocija sukuria ir energija, ar ne? Tai kaip nėra atskiria, jeigu aš liūdėsio tokio emocijų, tai tokia kaip, ar to streso energija, jinai tada sukuria tą lauką ir tada pritraukia to daugiau, kad tu daugiau tai patirtum. Taip. Todėl bet kokia maža situacija, jeigu, pavyzdžiui, maža ir sureaguojam į ją su stresu, tai reikia žinoti, kad dabar dar daugiau streso pritrauksim ar kažkokių situacijų, kurios sukels stresą. Todėl tikrai svarbu šitą kaip čia, programą nulaužti kiek įmanoma savo gyvenime, kad ne su įtampa ir su stresu reaguoti į situacijas, kurios yra nepalankios ir sunkios gali būti. Taip. Aš iš vis net nesprendžiu. Aš net nesprendžiu, žinai, situacijų, kurios, pavyzdžiui, jau matau, kad sukilo įtampa, labai su kažkokia nemaloni sudėtinga situacija, žinai, gali būti staiga, ten gavai kažkokį laišką, ten, nežinau, iš mokesčio, arba, ten vėl kas nors staiga nutiko. Tai aš, jeigu tik įmanoma šią akimirką nespręsti, tai aš ir iškart nesprendžiu, atsitraukiu, susižiūriu savo būsenas, jeigu reikia ten kažką paleidžiu, pakvepuoju, ten pamedituoju, ir kai staiga pradedu jaust tokią gerai, ramybę. Ir tada einu spręstą situaciją. Ir dažniausiai tada jinai išsisprendžia labai gražiai, net netikėtai lengvai, nors atrodė iš pradžių nemaloni. Tai
Tai va čia man visai nesenai buvo, kad man reikia fotosesijai tokių modeliukų vaikų ir, žodžiu, kreipiausi agentūrą su labai gera kaina ir viskas susitarėm liktai ir po kokių 2-3 dienų staiga ta agentūra kažkaip keistai bendrauja ir sako, ne, čia mes nežinau, dar jums nieko negalim pasakyti, čia ir aš nesuprantu, kas vyksta, bet suprantu, kad nebus to mūsų susitarimo. Ir irgi taip, nu gerai, jie nieko nepasakė, mes juk nieko negalim pasakyti. Laukit. Nu gerai, o man fotosesija, žinai, jau vis tiek numatyta. Ir aš, nu aišku, žinai, susinervavau, ten supikau, kas čia vyksta, bla bla bla. Nu gerai, tada atsisėdau, nusiraminau. Aha, nu gerai, dabar rami. Ir gerai, Jurga, nu tai juk yra kitų agentūrų. Nu tai kreipkis į kitą agentūrą. Nu gerai, susiradau jau pačią tokią žymiausią agentūrą, suprantu, kad ten turbūt bus kitos kainos. Bet vis tiek galvoju, nu jeigu, žinai, va taip kažkaip neaiškiai dirba kiti, tai gal einu į pačią žymiausią. Susišneku su ta žymiausia agentūra. Man jie kainą pasako, nu, jeigu ten buvo keliasdešimt, tai dabar ten jau keli šimtai. Žodžiu, nu ten kainos, kad šoko, nežinau, ten 500 eurų plus. Žinai, kainos už tą, ką aš noriu. Ir žinai, ir irgi, vat, vėl, nu, pasikalbėjau gerai ir vėl užėjo tą emociją ir tada aš sėdžiu ir taip, gerai, Jurga, žiūri savo emociją, žiūri savo vidų. Tai ar tu nori tos fotosesijos? Noriu. Ar nori būtent va tokios, nu, kaip tu įsivaizduoji? Jo, būtent tokios. Ir jeigu neišeina už tą mažesnę kainą, tai gerai, aš mokėsiu tą didesnę. Žinai, ir aš taip viduj visiškai nusprendžiau, susitvarkiau, kažkokią atradau savo aiškumą, ramybę. Nu ir jau taip galvoju, nu tai gerai, čia jau reiks pagalvoti, kur čia tų pinigų gauti. Žinai, jau kažką pradėsiu čia planuoti, kaip čia kažką gal, žinai, nuimti, pakeisti, ten parokiruoti tos pinigus. Ir staiga man skambina iš pirmosios agentūros ir sako, viską čia mes susitarėm, viskas čia puiku ir, žodžiu, viską man davė, visus ten jau kontaktus, viską ten pasirašėm ir aš tada gavau, nu vėl tą rezultatą, kokio noriu, su ta maža man tinkančia labiau kaina ir aš manau, kad čia irgi man buvo kažkoks toks kaip vat egzaminas. Kiek aš ten eisiu, nervuosiuos, ten pergyvensiu, o kiek aš išbūsiu tam balansą, suvokime, ko noriu ir vis tiek, nu, ėjime, žinai, į tą savo tikslą. Tai man tai vat, buvo toks savotiškas egzaminas, kad galvoju, kaip gerai, kad aš tai vat ramiai apsisprendžiau ir žiūrėk, ir susiklostė dar daug palankiau, negu galvojau. Tai noriu pasakyti, kad aš net nesprendžiu jokių situacijų, nu, iš tos vat, būsenos, jeigu mane sunervavo, kažkaip sutrikdė, įtempė, tada stengiuosi pirmiausia būseną susitvarkyti. Jo, ir įdomu, kad dabar aš tai girdžiu ir savo situacijų tą stresą kelia dažnai, kai įkrentam į trūkumą, ar ne? Bet ta kita agentūra irgi gera, bet jau nu, daug brangesnė ir tada suvibruoja tas mūsų trūkumo. Vat jeigu ta vieta ir tokia kelinti stresą, tai iš tikrųjų kaip atsipalaiduoti, pasitikėti, ar ir tai nuspręsti, kažkur gal gausiu kitaip pinigų, tiesiog išeiti iš to trūkumo energijos ir tada daug kas atsipalaiduoja, kai mums pavyksta ten taip neįkristi tą trūkumo. Aš pasižiūrėjau, žinai, to situacijoje, ko aš iš tikrųjų noriu, kad man jokių kompromisų nereikia, aš noriu būtent to. Ir jeigu tai staiga kainuoja dabar kelius šimtus eurų brangiau, gerai galvoju, nu tai aš visą projektą galiu juk biškį užlėtinti, žinai, truputį, nu ten kažką dar kol ateis pinigai, ten jį pabaigti, juk galiu taip padaryti. Bet vat šita vieta bus tokia, kokią aš įsivaizduoju ir aš, nu, šitoj vietoj neįsiu į kompromisą, ten kažkokį prastesnį, žinai, mažesnį. Tai va, jo. O projektas yra su kristalais, ar ne? Taip. Aš jau mačiau pirmasias nuotraukas, jos labai nuostabios ir norisi pačiai tos kristalus paimti į ranką ir net ten palaižyti, žinau. Taip, tai dabar dar neišduosiu, bet taip, tai yra mano naujas projektas, mes prie jo dirbam su viena nuostabia mano irgi draugė partnerė ir neužilgo atsiras jau kažkada viešai paviešinsim. Gerai, tai ir dabar gal jau taip į pabaigą ir apskritai, kodėl aš tą pykčio temą vildenu ir aš ją pradėjau gal taip nuo rudens,
labiau matyti ir nuo žiemos jau susiėmiau, kaip tu sakai, bet įvyksta tas pyktis, aš matau, kad aš ten vis pykstu ir pykstu, kasdieną ten tos mintys ir emocijos. Reikia jų tai padaryti savo prioritetų, jeigu noriu, kad tas pokytis įvyktų. Iš tikrųjų. Tai va, pokytis įdomu, kad įvyko per renginį, kur ne dėl to važiavau, ne dėl to, kad tas pyktis tokiu kaip prioritetu tapo, kad jį stebėti savyje, pamatyti, bet tai matytis tiek padėjo viskas. O todėl, bet mokomės ar ne pas Violetą ir kuo toliau einame, kuo aukštesnės yra vibracijos, kuo aukštesnis energetinis tas lygis, tai tuo labiau pačios esam pažeidžiamos ir tuo lengviau yra nukristi, įeinant ir užsibūnant toje pykčio energijoje, toje pykčio vibracijoje. Ir teko patirti, kai taip stipriau supykau, įėjau tai ir tokia visa diena buvo, kaip diena ir naktis su kitom dienom palyginus, kai kitos dienos gražios saulėtos, ta diena jinai man buvo labai sunki, labai slogi, ne kažkokiais įvykiais, ne kažko savo būseną, jinai buvo be galo slogi. Ir vadinasi, taip aš susikūriau, kad aš nesuvaldžiau tos savo pykčio emocijos, aš vėl ten įsileidau, spykau ir tada tas visas slogumas kaip šleifas tęsiasi visą dieną, kol ten gal vėl kažkaip išsikapščiau kitą dieną. O tai, kad jau šitam lygmenį, žodžiu, tas, kai supykstam, vis tiek tai atsitinka, kad tai tęstusi kuo trumpiau, ar ne? Gal ten visą sako, ten sekundėm, porą minučių. Bet tai yra mūsų atsakomybė susitvarkyti su ta emocija. Tai susitvarkyti, neužgniaužti, neužspausti jos. Mes čia apie vienas iš būdų, ką Jurga, tu atradai ir aš irgi tą praktikuoju, iš tikrųjų taip neįsivardinau savo gerai, bet kad tas įrankis tai yra pasakyti, pajutau, kad pykstu. Ir pasakyti, ir kartais galima nebūtinai sakyti, kad aš pykstu, galima sakyti, mane aš įsiskaudinau, aš... Kaip tu jauties, jo? Yra šitie žodžiai. Aš įsižeidžiau, taip, aš nuliūdau, taip. Nes tada vyras sako man, tu visada pyksti. Na gerai, aš gal tada gudriau iš kitą žodį pakeisiu, kartais gal ne visada aš. Taip. Kad aš pykstu. Žinai, tą pakeis, kad tas toksai yra įrankis. Tai todėl tai dar labiau, žodžiu, svarbint, dar vis tiek žiūrėt, kad tai negaliu leisti tiesiog tą laisvą vagą, tą emocijai eiti per gyvenimą. Turiu save stebėti. Vienas iš įrankių, gal tokį irgi kaip, man sakyti, supykstu ar kažkokias mintis jau pradėjau minti, aš anuliuoju. Aš atšaukiu šitas mintis, aš jas anuliuoju. Aš žinok irgi šitą pradėjau naudoti po Virginijaus Petraičio kurso, nes jisai sako, jeigu tik pradėjai kažką jau matai, kad jau vystai mintis, kurios tau visai nenaudingos, tai sako, sakyk, anuliuoju, transformuoju. Ir žinai, čia ne tai, kad burtažodis galima pakeisti, jeigu nesinori tokių žodžių kitus, bet esmę suvokti, kad vadinasi viskas, kas čia dabar atėjo, aš anuliuoju ir netgi transformuoju, tai pakeičiu kažką šviesaus, kažką vėl aukštų vibracijų. Tai aš irgi, jeigu tik pamatau dabar kokią nors mintį, tokia pradėjau suktis, man neigiama mintis, anuliuoju, transformuoju, žinai, ir nebesigilinu, kas ten buvo. Nes įdomu tai, kad mes šitam kursą, jisai toks stiprus kursas, tokia stipri mokykla ir tiek turime pagalbos iš subtiliojo pasaulio, iš mokytojų. Bet jie sako, nuo vieno dalyko mes negalim apsaugoti žmogaus, tai nuo jo paties minčių ir susikurto emocijų. Ir dabar mums jau šitas dėsnis jos taip greitai realizuojasi, kad jie net gali nespėti, žodžiu. Nuo vieno dalyko tai negalima apsaugoti. Taip, čia mūsų pasirinkimas. Vėl mąstyti tas mintis, kurios man, gvildenti tas man netinkamas mintis. Čia mūsų pasirinkimas. Taip gali kartais išmėstel ta mintis kažkokia, tokia nesmagi. Ir aš tada iš karto anuliuoju, transformuoju ir nebegalvoju apie tai. Bet kitas žmogus ima ir suka ten toliau tą situaciją, joje verda, ten toj prikuria, žinai, 100 variantų dar. Ir
Tai čia jo pasirinkimas, čia jo laisva valia, jisai savo kūrė tas mintis, o paskui nuo tų minčių jau ir emocijos pradeda eiti. Nu, tai va, tai čia visiškai yra žmogaus laisva valia mąstyti va taip, ką jisai nori. Ir mes tam visiškai su atjauta ir su meilė, aš sakau, nes aš pati tą dariau čia prieš 2 dienas, Jurga, tau nesakiau. Jau nuo ryto pradėjau pykti, kaip man vyras vakare pasakys, tu vėl medituoji, kaip paprašysi jo nuvesti vaiką į baseiną. Ir taip užsisukau, nes atrodo, taigi aš žinau, taip visada būna, ne? Nu, ne visada dabar. O iš tikrųjų nebuvo taip. Bet aš suprantu kiekvieną iš mūsų klausytojų, kad kai tu pyksti, nes tu žinai, kad tai bus, aš suprantu tave. Žinau, bet tai nėra geras variantas. Ir tai nėra tiesa. Tu niekad nežinai, kaip iš tikrųjų bus. Tai nebūtina tą kurti. Taip, nebūtina tą kurti, tą susikurti. Ir vienas iš įrankių bandyk galvoti, kaip kitaip galėtų būti. Gal ne taip idealiai, kaip tu norėtum, bet pabandyk, kokia dar galėtų būti variantas. Arba biškai geriau negu tai, ar ne? Arba dar geriausias patarimas, o pabandyk sugalvoti idealią variaciją. Nu, tipo, gerai tu ją netikėk, bet bent jau tu ją pasiek savo mintyse. Idealus variantas, žinai, kaip ten vyras ateina ir sako, mieloji, taigi tau laikas medituoti. Duok vaiką, greit bėgate. Bet gal po metų, pažiūrėjau, tai jums bus realybė. Gal ne tą vakarą, bet kol mes to nekuriam mintyse, tai supranti, tai gal net ir negali realizuotis, bet jeigu tu pasižiūrėtum, nu gerai, kokie būtų idealūs variantai ir bent jau juos, žinai, taip užsifiksuoji, tai aš manau, jie tikrai turi tada didesnį potencialą, žinai, išsiskleisti. Gerai, mes jau turim, žinok, baigti, nes jau pakankamai ilgai šnekam. Bet Jurga, galiu dar vieną paskutinį. Aš labai mažai praktikuoju, bet man atrodo galingas yra ir gal kas mokosi, ar net nesimoko, bet yra dar vienas. Jeigu aš jau paleidau tas mintis tokias piktas į eterį, vienu žodžiu, pasakyti violetinė šviesa, tu apgaubk tas mintis, ne tą žmogų, ne mane, tas mintis ir tiesiog sudegint, transformuot. Būtent violetinė šviesa, tai irgi galinga energija ir labai tai rekomenduoja pati Violeta, netgi tai naudoja, man atrodo, kartais. Aš retai tai darau, bet čia priminimas man savo pačiai, irgi tiesiog violetinė liepsna, apgaubk šitas mintis, sudegint, transformuok jas. Manau, kad čia, žinai, visų pirma, tai yra labai graži intencija, vis dėlto savo tą padarytą rezultatą pabandyti transformuoti. Tai ar ten violetinė, ar kažkas gal savo meilę apgaubs, ar ten dar kaip nors, tai aš manau, čia gal nėra jau taip labai svarbu, bet va ta pati intencija, kur iš tavęs išeina, kad aš suprantu, kad ne visai tinkamai padariau, paleisdama tas visas mintis ir kad jas galiu pabandyti transformuoti. Tai labai, labai faina. Taip. Ačiū, Jurga, ačiū tau. Ačiū tau labai. Pasidalinimus ir kviečiam jūs pasinaudoti įrankiais, stebėti savo mintis, emocijas. Savo pyktį, jeigu jis ateina. Taip. Gerai, iki tada visiems ate, Jovita. Ate.